Pum, 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 pum. Ne. Minties liko tik 12 minučių. Tai reiktų kažkaip tai, žinai, gal kartais aš galvoju, čia reikia įrašyti video ir nieko iš vis nesakyti, tylėti, žiūrėti jūs ir šipsotis. Bet taip turbūt nieko nesigaus, čia labai greitai nusibos. Todėl jums reikia kažką būtinai papasakoti, kažkokias istorijas. Va, ir tose istorijose turi būti kažkas tai jums naudinga, arba linksma, arba įdomu, arba iš vis reikia jūs užhipnotizuoti. Klausykitės įdėmiai manęs, mano banderlogai. Ir tas šizofreniškas juokelis. Galvojau, kad daleiskim, kad vis dėlto yra, nedaleiskim, o tikrai yra kažkokia tai jėga, sakykim, pavadinkim ją Dievu. Ir viena, aišku, iki jos mums tikrai nedasibelsti. Visi, ką sako, kad čia mes kreipiamės į Dievulį ir Dievulis mums padeda, kabina makaronus ant ausų. Ir ne dėl to, kad nėra Dievulio ir kad jis negali mums padėti, dėl to, kad mes iki jo neturim ryšio, mes neturim kaip kontaktuoti. Jeigu jūs galvojat, kad jūs kontaktuojat per bažnyčią, kunigą ten, mečetę ar sinagogą, tai jūs esate durnius su Dievu. Jūs kontaktuojat ne su Dievu, jūs kontaktuojat būtent su kunigais ir su ravynais. Ir su kitais religiniais veikėjais. Su Dievu jūs nekontaktuojat. Su Dievu kontaktas yra visai kitoj vietoj. Aišku, jis atsako ir tuos pavadinimus, kur mes jam prilipdom ten. Bet ne todėl. Ir ne taip. Tai leiskim, kad jums reikia užmegzti tą kontaktą su Dievu. Ir ką dabar daryti, kaip užmegzti tą kontaktą, žinai. Pas mus vienintelis kontaktavimo instrumentas yra mūsų kūnas ir protas. Mes galim kažką galvoti apie Dievą ir savo kūno balso pagalba ten, dar kažkokios ar rašymo pagalba mes galim išreikšti savo norą kontaktuoti su Dievu. Čia yra maždaug tas pats kaip, net ne pirštas, o sakykim ten viena mūsų ląstelė ten ar, kažkokia maža dalis, plaukas, pasakykim, mūsų plaukas kreipiasi plaukas čia gal per daug, net atomas ten, žinai, dar mažesnė dalytė. Kreipiasi ir plaukas sako, žinai, aš nenoriu būti nudažytas ir nenoriu būti trumpas, noriu būti ilgas, žinai. Ir lygiai taip pat mes kontaktuojam su Dievu. Kaip tas mūsų plaukas kontaktuoja su mums, žinai.
mes savo plaukui esam Dievas. Jis be mūsų neegzistuoja, mes auga ten viską, bet kas vyksta viduj, tam plaukia. Mūsų iš vis ir absoliučiai nejaudina. Nebent jis jau pasidaro žilas ir jį reikia išrauti lauką. Tai tada mes jau jį pastebim ir jau jų. Tai vat maždaug tas kontaktas su tuo Dievu yra, šitaip kažkaip išgalvojau, bet jis yra mažai tikėtinas ir neįmanomas, kadangi jeigu Dievas egzistuoja, mes su jo forma, nebent tiesiogiai tikrai susisiekti negalim. Bet mes darom viską, ką galim ir kreipiamės į Dievą, žinai. Ir Dievę kreipiamės, mes prašom jį palaiminti, prašom, kad jis mums nukreiptų, kad duotų tas kažkokios užduotis ir taip toliau. Ir jeigu jis yra mūsų dalis, tai mes iškart gaunam tą momentaliai tą atsakymą per tam tikrą įvykių srautą. Bet mes irgi negalim suprasti, ką tas įvykių srautas neša. Mes galim pasakyti, kad va to momentu mums yra gerai. Gerai. Bet ar yra gerai ar ne, čia klausimas, žinai, nes tu atrodo, kad yra gerai, o paskui bams ir pasirodo, kad tu visai ne tą takelį nuėjai, žinai, tam takelį vėl nieko nėra, vėl atsiduri į tą aklavietę, kur nėra išėjimo, žinai, kur vėl daugiau problemų negu kad kažkokios tai meditacijos, negu kažkokio tai suvokimo ar prasmės. Kadangi jau žmogiškas tas pasaulis toks sukurtas, žinai, kitaip nėra. Ir gaunas, kad vienu žodžiu, kad viskas, kas su mani vyksta, yra pagal kažkokią tai funkciją ar matricą, žinai, sukurta man karma idealiai. Mano karma yra sukurta tam, kad aš ją galėčiau atidirbti. Žinai, jeigu įvykių srautas bus toks, kur tu negali atidirbti karmos, ten, pavyzdžiui, pas tave ten prisidirbai kažką tai, neprisimeni, kaip sako, karma ten, iš praeitus gyvenimus, žinai, blemba, tu šį gyvenimą negali tos karmos savo atidirbti, tu apie kokius praeitus jūs dar ten šnekat. Patys kartais tiek prisimislėjom, prisigalvojam, žinai, matos sakyse, žinai, tiek visokių noris kartais seksų, pinigų ten, ir visų kitų gyrybių, pasaulio gyrybių, kad ten galim nupulti kažkokią tai baisų ratą, žinai. Dar kartais sakom, žinai, aš tai sako, žinai, aš tai į Dievą netikiu. Tai ne tu į Dievą netiki, tai Dievas į tave netiki ir jam iš vis nėra jokio reikalo iki tave, žinai. Nes tu maždaug esi tokia pat dydžio, kaip sakykime, kad Dievas yra saulė, o tu esi žmogus ir tu pirmiausiai neturi to net sampratos, koks tu esi mažas. Supranti, kad tu tiek esi mažas, kad tu galėtum kažką ten tokio pareiškinėti, tikiu, netikiu, žinai, geriau patylėk tada. Nesakyk, kad tiki, nesakyk, kad netiki, nieko nesakyk. Viskas įmanoma. Sakyk visą laiką, viskas įmanoma. Yra viskas įmanoma, viskas įmanoma. Viskas yra įmanoma. Bet aš matau tą, ką matau. Aš turiu tą, ką turiu. Viskas yra įmanoma, bet dabar yra taip, kaip yra. Ar gali žmogus levituoti? Kas tai yra levitacija? Katapulta ir skrenda, žinai, levituoja. Bet ar gali jis levituoti, sakykime, tų nefizinių reiškinių pagalba, žinai. Principė negali, kadangi jis yra pririštas prie tų fizinių reiškinių pagalba, žinai.
Jeigu nori, kad levituot, reikia atrišti nuo fizinių pagrindų pagalbos. Ką reikia, kad fizinių pagrindų pagalba atrišti? Reikia kūną pašalinti. Nes kūnas yra pagrindinė dalis, kad yra pririšta. Tai vat ir su levitacija. Taip, levituosi, bet jau be kūno. Nu, va, kai užraičiau šiandien, ten, kaip pasakiau. Gerai, nu ką, viskas, mano ten laikas, telefone mano atmintis baigėsi, reikia valyti atmintį. Ištrinti viską, perkelti kažkur, tai vėl valandas, 2 gaišti kažkaip, reiks kažką tai sugalvoti su atmintim, kažkur iškart, kad iškelti iš viską. Greitai persipildė čia viskas pas mane. Tuo atmintį išvalysiu ir dar kaip prikalbėsiu. Jėzau, dabar tą įkelsiu, kas įsirašė. Pinigiuką nusipirkit, patiktukų pridėkit, komentų prirašykit ir naudokitės naudokitės. Va.